biblioteka kaip institucija yra tokia vieta, kur tu gali atkeliauti, tu gali čia visą dieną būti, skirtingose veiklose dalyvauti ir iš tavęs nėra tikimasi, kad tu čia išleisi pinigus ar pabūsi tik valandą ir lauks, kol tu išeisi. Tai tas labai. Tipinė diena, bent jau mūsų skyriuje, tai būna visada skirtinga, nes mes darom daugybę skirtingų dalykų. Tai gali būti ir skaitytojų aptarnavimas, išduodant jiems knygas, ieškant knygų. Tai gali būti edukacijų kūrimas, tai toks kūrybinis procesas, tai gali būti atsakinėjimas į laiškus ir taip toliau ir panašiai, bet dažniausiai kiekvieną dieną būna kokia nors edukacija, tai kaip ir minėjau, ta veikla su vaikais, su skaitytojais, o šiaip dar kiekviena iš mūsų turime įkūrusios po klubą, tai aš turiu knygų klubą 5-okam, 8-okam ir mes susitinkam kiekvieną antradienį, įsitaisome ant sofos ir skaitome knygą, tai vakar buvo labai smagu, nes pradėjome skaityti knygą, kurios veiksmas, aš irgi nebuvau skaičius šios knygos, bet knygos veiksmas ir pagrindinė knygos veikėja gyvena Trakų Pranciškonų gatvės sankryžoje ir knygoje rašoma, kaip jie per savo langą mato Pranciškonų bažnyčios kryžių, tai mes labai džiaugiamės, nes mes irgi sėdėjome beveik toje pačioje vietoje kaip knygos veikėjai ir galėjome matyti tą patį vaizdą. Tai va. Kokia čia knyga? Jie grįžta per pilną ten viršų padėtų. Ten, va šito, čia lentyna. Apie Vilnių jie vyksta veiksmus. Bet labai toks pasididžiavimas, kadangi įkūriau anglų kalbos klubą bibliotekoje. Turiu gan margą ir smagą kompaniją, kuris susirenka. Ateina žmonės, studentai atvažiavę čia iš Turkijos, iš Italijos, taip pat ir iš Lietuvos, iš Baltarusijos, tai labai įdomi galimybė pabendrauti jauniems žmonėms, kurie galbūt nesusibendrautų lietuvių kalba, bet atrado vienas kitą, nes mėgsta ir gali kalbėtis angliškai. Labiausiai džiugina, aš tai matau prasmę iš tikrųjų, ypač kai sugrįžta tie vaikai, kai jau sakau, atsitempia tėvas ir aš noriu įsiregistruoti, aš noriu skaityti. Arba kai sugrįžta ir sako, jog knyga, kurią rekomendavai, labai patiko ir ar gali dar kažką pasiūlyti man. Ir asmeniškai man tai knygų klubas, kurį kūriau, su kurio narėm labai susibendravau ir tiesiog labai smagu matyti turbūt labiausiai tą atgalinį ryšį su žmonėmis, kurie atkeliauja į biblioteką. Taip, mane bibliotekoje džiugina, kad gali parodyti žmonėms, kad biblioteka nėra tik tai knygų lentynos ir bibliotekininkės, kurios tik veikia, kad tyliau kalbėtum, bet ten vyksta labai daug įdomių dalykų ir renginių, ir tai yra galimybė bendruomeniai susirinkti. Aš turiu darbe savo tikslą, žinutę, tai kas man suteikia prasmės. Aš norėčiau dirbdama su jaunimu būti tuo žmogumi, suaugusiu žmogumi, kurio man pačiai reikėjo, kai aš buvau jaunimas, paaugliai.